Vasarą Trakuose atidaro regata Galvės taurę 2013. Manau, kad tai didelis laimėjimas tiek buriuotojams, tiek Trakų miestui. Mes džiaugiamės, kad susirinko labai daug dalyvių. Susirinko visi pasiruošę rimtai pakovoti. Vėjas bus ir varžybos bus labai rimtos ir sportiškos. Kateriai paruošti, bojos pripūstos, viskas tobula. Tikimės, kad kiekvienas laivas kovos dėl kiekvieno metro, kiekvieno centimetro, trinsis bortas į bortą ir vaizdai bus geri. Distancija regatos visiškai sportinės grupės laivai plauks kilpas, o laisvosios grupės laivai dar plauks papildomą vieną ženklą, kai plaukinės prie pilies. Šiandieną numatomi 3 tokie plaukimai. Buriuojam 30 metų, mums ruoštis nereikia. Svarbu susirinkti Trakuose ir visą inventorių susivežti. Galvės taurė yra iš tikrųjų daug įdomesnė palyginus negu kitos regatos esančios Trakuose, nes trumpesnis etapas, daugiau įvykių, daugiau veiksmo ir mano galva įdomiau plaukti, negu kad 3 valandas plaukti vieną kryptimą ar be vėjo. Turbūt vienintelė regata, kai startas prieš vėją, išmetami ženklai, tai yra priartinta prie sportinio buriavimo tradicijos. Tai tuo jinai ypatinga ir gera. Regatose mes visi norim padalyvauti ir pasimatuoti su kitais sportininkais, kaip tam sekasi. Visi čia pakankamai favoritai. Po regatos bus matyti, negalėčiau išskirti ką nors labai. Pernai mes buvom pirmi Open grupė. Lygiai taip pat gerai atsipūtę ir laimėjom.